Labą dieną, štai ir prasideda naujieji metai ir jau turim naują temą, kurią bandysim eiti iki praktiškai 8 klasės pabaigos. Tema vadinasi programavimo Python kalba elementai. Nu ir mes per daug čia neplėpėsim, iš karto paspaudus šitą nuorodą mes nueisim į vadinamąją Python užrašinę. Čia yra irgi tam tikra aplikacija, tam tikra programėlė online iš Google aplinkos. Jeigu jums reikia sukurti atskirą užrašinę, jūs galit paspausti šitoj vietoj failas ir sukurti naują užrašinę diske. Bet kai jūs paspausit šitą nuorodą iš VMA, jums reikia padaryti kopiją šitos užrašinės. Čia irgi atitinkamas punktas yra, jis nesunkiai surandamas, taip išsaugoti kopiją diske, nu ir kažkaip tai pavadinti galima savaip. Kodėl reikia daryti kopiją, nes kitaip jūs neišsaugosit savo pakeitimų ir nesugebėsit įkelti darbą. Gerai. Kas yra šita užrašinė? Užrašinė yra dokumentas, kur mes galim rašyti tam tikrą programavimo kalbą kodo gabaliukus arba programėlės mažytės ir paskui mes galim jas paleidinėti. Taip pat užrašinį galima rašyti ne tik tai kodą, bet ir paprastą tekstą, kaip taisyklė tas tekstas paaiškina turinį to kodo, kuris čia rašomas. Mes pradėsim mokytis Python kalbos, nors sakysiu visą laiką Pythonas. Ir kodo gabaliukai iš pat pradžių, kurias mes nagrinėsim, bus labai paprasti. Iš pat pradžių bandysim skaityti programėlės, o paskui bandysim patys rašyti nedidelį kodą. Štai čia pirmas kodas, kuris štai čia parašytas, labai paprastas. Čia yra pavyzdys programos, kurie rašo kažkokį tekstą ant ekrano. Taip, jeigu aš paleisiu šitą celę, taip, šitą kodo langelį, tai matosi, čia parašė labas, tai pirmoji programa. Pythonu galima programuoti, aišku, ne tik tai šiaip toje aplinkoje, bet ir pačiam kompiuteriui, jeigu Pythonas instaliuotas. Tai galima paleisti, kaip pas mane Linux'e, čia anglų reikia nustatyti Python 3 ir matosi atsidarė Pythono vadinamasis interpretatorius, aš įmetu tą pačią eilutę ir jūs matote čia labas, tai pirmoji programa užsirašė šitoj vietoj. Gerai, supratom, kad čia tikrai yra programos gabaliukas. Ką dar galima pasakyti apie šitą pirmą celę? Jeigu jums reikia paaiškinimo prie kodo, kurį jūs rašot, jūs galite naudoti vadinamosius komentarus. O čia grotelė ženklas parašytas, viskas, kas už to ženklo, toj pačioje eilutėje skaitama, kad tai yra komentaras. Jis rašomas žmogui, bet ne pačiam kompiuteriui. Kompiuteris ignoruoja šitą vykdydamas savo programą. Taip. Nu, toliau mes parašėm programėlę, kuri atspausdina labas, tai pirmoji programa. Gali kilti klausimų, o kaip turiningiau kažką atspausdinti. Nu, galima, pavyzdžiui, parašyti programėlę, ypatingai paprastą, kuri 3 kartus spausdina kažkokį tai tekstą, nu šiuo tai hello. Taip. Atkreipkite dėmesį, kad Pythone tekstą, kuris išvadat, galima rašyti tarp arba viengubų kabučių iš abiejų pusių, arba tarp dvigubų kabučių iš abiejų pusių. Čia tas pats. Taip. Aš čia paleidau šitą celę ir matau, kad man 3 kartus parašė hello. Ta pati galima parašyti šiek tiek sudėtingiau, jeigu naudoti sutartinį ženkliuką, kuris vadinamas naujoji eilutė. O žiūrėkit, čia šitoje vietoje pasviręs brūkšnys į kairę n arba /n, žargoniškai šnekant.
jis pasako, kad po žodžio hello reikia pereiti į kitą eilutę, paskui vėl reikia parašyti hello, paskui slešas ir paskui hello. Taip, nu, čia šiuo atveju spausdinam 3 kartus hello. Atkreipkite dėmesį, įsiminkit, kaip rašosi paprasčiausia komanda, paprasčiausia funkcija print, skliaustai ir paskui tarp kabučių kažkoks tekstas. Dabar keletą pirmų pamokų mes bandysim naudoti Pythoną kaip paprastą skaičiuotuvą, tiesiog bandysim išmokti skaičiuoti tam tikras reiškinius. Nu, mes iš karto pradedam nuo gana sudėtingo reiškinio, tarkim, mums reikia paskaičiuoti, kiek bus 23 padauginta iš šitų skliaustų, 12 plus 15 per 173. Kaip nebūtų keista, Pythonas pats gerai suvokia veiksmų tvarką, jis paskaičiuos, kiek bus 15 per 173, paskui pridės 12, nes čia skliaustas, ir padaugins iš 23. Jeigu aš paleisiu šitą celę, tai va čia šitas va pirmas rezultatas gaunasi, kuris šitas reiškinys. Paskui mes galim ir kitų reiškinių atspausdinti reikšmių. Pavyzdžiui, čia pas mus parašyta 5 plus 6 kart 2. 6 kart 2 bus 12, plus 5 bus 17. Nu, ir matom, čia pas mus teisingai išvedėm. Nu, ir į galą labai paprasti pavyzdžiai. Print 1 plus 2 bus 3, print 3 minus 5 bus minus 2. Kokią galima išvadą padaryti? Jeigu naudojam Pythoną kaip skaičiuotuvą, pliusą rašom kaip pliusą, nu, daugybą, kaip ir daugelį kitų programavimo kalbų, žymima žvaigždutė, šitą reikia įsiminti. Taip. Nu, ir Pythonas paprastai laikosi geros matematinės tvarkos, skaičiuodamas reiškinio reikšmę. Toliau šiek tiek sudėtingesnis reiškinys, jau 8 klasėje jūs žinot, kas yra laipsnis, pavyzdžiui, žinot, kas yra kvadratas, kubas skaičiaus. Nu, pavyzdžiui, norim paskaičiuoti, kiek bus 3 kvadratų plus 4 kvadratų. Tai galima padaryti dviem būdais, kadangi kvadratas tai čia būtų tas pats skaičius padaugintas iš savęs, 3 kart 3, tai aš galiu parašyti print 3 kart 3 plus 4 kart 4. Nu, bet jeigu čia laipsnis didelis, pavyzdžiui, 10, tai čia neapsimoka tiek kartų rašyti 3 kart 3 kart 3. Yra specialus žymėjimas laipsnio, tiesiog galima naudoti dvi žvaigždutės. Įsiminkite, jeigu turim veiksmą, kuris žymimas dviem žvaigždutėm, tai čia yra nekas kitas kaip laipsnis. Tai va, 3 kvadratų rašosi 3 žvaigždutė 2. Nu, ir analogiškai 4 kvadratų. Nu, ar koks nors uždavinukas, kaip pratėjimai, tarkim, mums reikia paskaičiuoti visų skaičių nuo 10 iki 15, taip, imtinai visų jų kubų sumą. Nu, ką aš turiu omeny, kad reikia 10 kubų, pridėti 11 kubų, 12 kubų ir taip toliau, ir pagaliau 15 kubų. Kaip šitą padaryti? Labai paprastai, vėl aš čia rodau du būdus, vienas trumpas būdas, kitas šiek tiek ilgesnis, bet gražesnis kabutės. Taip. Jeigu aš paleisiu, čia man aišku paskaičiuos, pirmam būdė aš iš karto gaunu šitą skaičių, o antram būdė aš parodau, kad printe galima naudoti keletą reikšmių išreiškinių. Aš galiu atspausdinti va štai šitą tekstą, taip, nu, patį reiškinį, kaip čia atspausdinta, paskui parašyti lygų, čia va šitą lygybę, paskui parašyti kablelį ir parašyti patį reiškinį. Va šitą reiškinį Pythonas paskaičiuos, o čia išves kaip tekstą. Bet turbūt suprantat, kad va štai toks užrašymas žymiai gražiau atrodo. Aš paleidžiu mano programėlę ir matau, kad šitų kubų suma lygų šitam skaičiui. Taip. Nu ir pabaigai, čia iki sausio pabaigos jums reikia parašyti keletą, įterpti keletą celių ir išspręsti vieną kitą pratimuką. Taip. Tu kokią nors
labai paprastą pavyzdį, kaip spręsti. Aš parodysiu, kaip šitokį spręsti. Taip, kaip tai darosi, reiškia, įterpėt va štai čia šiuo atveju plius kodas ir čia nurašykim sąlygą, taip, o tokiu būdu Ctrl+C paspausim šitoj vietoj. Toliau, jeigu grinai mesim sąlygą, tai dėdė Pythonas aišku nesupras, aš čia rašau komentarą, paskui Ctrl+V ir čia toliau aš galiu iš karto parašyti šitoj vietoj print. Ką mums reikia apskaičiuoti? Skaičių 15 ir 215 sumos kvadratą. Nu tai ką mes darom? Mes rašom taip, 15 ir čia tik tai pagalbininkas labai kartais ir jis erzina, kai jis o taip išlenda 15 ar 215. Taip, tai 15 plus 215 rašom, taip. Čia paskaičiavom sumą šitoj vietoj ir šitos sumos kvadratą, tai aš keliu antrų laipsnių, taip. Nu ir kaip minėjau, gal apsimoka apiforminti šitą sprendimą žymiai gražiau, taip, čia pereikim čia į anglų kalbą normaliai, taip, taip, Ctrl+V, čia aš parašysiu šitas lygų. Čia tada kablelį parašykim, taip, nu, parašėm šitą mūsų pirmą pratimą. Labai patartina atskirinėti pliusus, minusus, daugybas su tarpais, tada paprasčiau skaitosi reiškinys. Na ir ką, su Ctrl+Enter arba tiesiog su šitą rodiklį čia paleidžiam ir mums turėjo paskaičiuoti. Taip, 15 plus 215 bus 230, kai keliam kvadratų, tai 23 kvadratų bus 529 ir dar 2 nuliai. Čia jis gerai paskaičiavo. Gerai, tiek šiai pirmai pamokai. Iki savo pabaigos jūs turit padaryti šitos visus pratimukus ir paskui, kai padarėt pratimuką, jums reikia atsisiųsti PI failą, o šitą paspaudžiat atsisiųsti PI, visą šitą užrašinę su savo sprendimais ir paskui tą PI failą, taip, kažkaip jį pavadinsit, taip, pavyzdžiui, namų darbai 1 ir įkeliat į Moodle. Panašiai kaip ir darėm skaičiuoklės atveju. Kągi, ačiū už dėmesį ir iki kitos pamokos.